Daugelis esam prikaustyti prie kompiuterio ir ypatingai daug moterų šiuo metu dirba darbus susijęs su kompiuterinė veikla. Nėra sveiko sėdėjimo apskritai, yra tik sėdėjimas, kuris mūsų kūnui nėra draugiškas. Daugelis moterų ateina su sprando stuburo problemomis ir kai paprašau parodyti, kaip jos sėdi, tai dažniausiai sėdėjimas yra šitoks, įlindus į ekraną, tai yra seno žmogaus pozicija. Sėdėti turėtumėm tiesiai, nesiremdami stipriai alkūnėmis ir jeigu kažko nematom, pasilenkti į priekį. Pasižiūrėti per savo klubo sąnarį lenkdamiesi. Reikia atsiminti tokį dalyką, kad pasidėjus valandą pusantros būtų sveika atsikelt, eiti atsigerti vandens, o gal ir padaryti vieną kitą pratimą. Vieni iš tokių pratimų galėtų būti, kad aš susidedu rankas už savo galvos, stengiuosi išsitiesti, krūtinkaulį keliu 45 laipsnius į viršų, įkvepiu, iškvepiu. Pakartoju 5-7 kartus ir paskutinį kartą sulaikau apie 10 sekundžių. Dar nereiktų pabėgti nuo kėdės, galima įtempti pilvą, pasisukti į vieną pusę, pasisukti į kitą pusę, pakartoti 5-7 kartus ir paskutinį kartą sulaikyti apie 10 sekundžių. Tada jau galima atsikelt nuo kėdės, toli nepabėgu nuo kėdės, atsiremiu rankomis, išsiriečiu, įtempiu pilvą, galvą tempiuosi į viršų, krūtinkaulis vėlgi 45 laipsniai į lubas. Pakartoju 5-7 kartus, paskutinį kartą sulaikau, išlaikau apie 10 sekundžių. O tada jau galiu eiti atsigerti vandens. Taigi, mielos moteris, būkit sveikos.